Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 1020. Kaip greitai judame link to 100, iš tikrųjų neįtikėtina. Ačiū Jums visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad komentuojate, ačiū ir kad paspaudžiate patiktukus. Tai irgi labai svarbu, žinokit, ir komentarai tie labai svarbu, tai gerina, didina žiūrimumą. Tikrai ačiū Jums už komentarus, už gerą žodį, už palaikymą moralinį, pilietinį, politinį, už palaikymą mūsų partijos Tauta ir teisingumas. Ačiū visiems už finansinį palaikymą, tiek pervedant paramėlę per VŠI Muzika Mundi, apačiai po šito video yra visi reikalingi rekvizitai, sąskaitos numeris. Ir ačiū, kad per Patreon platformą pervedat paramą ir ačiū, kad čia paspaudžiate tą mygtuką ačiū, širdelę tą. Čia galite taip paaukoti keletą eurų. Ačiū tikrai nuoširdžiausiai Jums už visą tą paramą kovoje su tais veikėjais ir su to žmogum, kurio pavardės negalima minėti, su visa tą supuvusią komunistinę, jau degraduojančią visiškai bolševikinę sistemą, kuri agonijai spardosi ir kaip žiurkė įvaryta į kampą, imasi pačių griežčiausių, drastiškiausių autokratinių priemonių teismais, antikonstituciniais įstatymais bando susidoroti su laisvu žodžiu ir tiesos sakytais. Vienas iš jų jau mes rodėm praeitoj laidoj, iš tikrųjų čia tų video daugiau, kai mes parodėm, reiškia, praeitoj laidoj video, žmonės atsiuntė dar vieną ir aš realiai galiu pasakyti, aš negaliu atsistebėti retorika, tai yra tai, kaip kalba Seimo narys, tikrai nemažas pareigas užimantis, buvęs užsienio reikalų komiteto pirmininkas, važinėjantis po visą pasaulį žmogus, Seimo narys, neįsivaizduoju, kas jį galėtų rinkti. Neįsivaizduoju apskritai, kokio mentaliteto reikia būti žmogui, kad tokį neadekvatų, visiškai neadekvatų, nesiorientuojantį erdvėje žmogų galėtų rinkti į Seimą. Čia ne kvailys alūbarį girtas kalba. Čia ne koks nors pijokas visiškas bomžas prie konteinerio tokias nesąmonės šneka. Aš manau, kad tie prie konteinerio žmonės sunkaus likimo, jie tikrai kultūringesni ir protingesni už va tokį, kuris sėdi išsipustęs blizgančiais taukuotais žandais Seime ir vapalioja štai tokias nesąmonės. Pagalvokit, žmonės, čia yra Tėvynės sąjunga minus Lietuvos крikščionių демократų партijos элитас. Когда всякие тупые конгрессмены, вот Луна такая, из Флориды, она там делает совещание пророссийское, пропутинское, даже наших дураков-парламентариев туда зовет. Вы объясните этим дуракам в Белом доме, что Путин это вообще не русский, это вообще, он китаец быстро станет. Čia tos partijos ir elitas, kaip sakiau, ir vertybės, ir viskas viename. Ir jisai kalba šitaip apie kolegas, apie mūsų strateginių partnerių, kaip jis ir pats nekartą įvardino, kaip prezidentas įvardino, apie mūsų strateginių partnerių, amerikiečių parlamento narus. Tai aš žinot, daugiau nekomentuosiu, aš manau, kad jūs patys viską suprantate, tiesiog pasidalinkit šitą video, tegul visi pamato šitą intelegentualą. Kaip ir praeitoj laidoj sakiau, aš manau, kad šiuo atveju vienintelis sprendimas tai ne Seimo nario kėdė, o tramdomieji marškiniai Rokiškio psichiatriniai ligoniniai. Čia būtų turbūt pats racionaliausias ir, sakykim taip, nebrangiausias, naudingiausias ekonomiškai valstybei sprendimas, nes kai tokie žmonės sėdi Seime, įsivaizduokite, kokią ekonominę žalą jie padaro mums visiems. Ir čia, čia jau rimta, ir čia juokaut negalima. Važiuojame toliau. Mums pasakoja apie žaliąjį kursą, kaip čia visur bus žalesis Vilnius, žalesis Kaunas, mes kuo daugiau žalumo, kuo daugiau rūšiuot reikia, labai būtinai rūšiuot reikia. Aš priminsiu, kad Kauno rajone sumažėjo
mišrių atliekų išvežimo kaina nesumažėjo, mašina važiuoja rečiau paimti šiukšles, reiškia turėtų būti ir pigiau, kaina nesumažėjo, dar pareikalavo, reiškia pristatė naujų konteinerių, kur turi į plastikinius maišelius dėti atliekas, kurias išvežinės irgi velniai žinot kada, tokiu oru, kai dabar karščiai, tai mes visi suprantam, kad kvapeliai bus nuostabus aplinkui, o kokia situacija prie konteinerių, aš manau, kad jūs patys matot. Ir čia gavom tokį laišką iš Kauno. Sveiki, mus skatina visais įmanomais ir neįmanomais būdais rūšiuoti atliekas iki pažaliavimo, kol tapsime žaliais. Organizuoja mokymus, kaip teisingai rūšiuoti. O kas vyksta iš tikro? Vaizdas toks, lyg šiukšlių išvežėjai būtų paskelbę streiką. Ir tai ne vienkartinis atvejis. Pastoviai. Tai popieriaus, tai plastiko, tai stiklo šukės vėl per viršų lipa, o žmonėm įkainiai didėja šiukšlių išvežimo. Šitas gražus vaizdas Kaune prie Žukausko gatvės 27 namo. Čia matote ir tą nuotraukėlę ir aš manau, kad jūs ne vienas matėt ir aš nekartą rodžiau, kaip žmonės rūšiuoja, deda į skirtingus konteinerius tas įvairiausias atliekas, ten popierių, ten plastiką, dar kažką, ar ten pakuotės, čia mišrias atliekas, o po to atvažiuoja šitie, reiškia, vežėjai, viską sukrauna į vieną ir išvažiuoja ir tai vadinasi žaliasis kursas. Tokia pakazūcha iš tikrųjų daugiau spaudžia žmonės, jiem pasakoja, kad jie turėtų rūšiuoti, dar ir už tą rūšiavimą, kur patys atlieka rūšiuotojų darbą, dar ir susimokėti, nes anksčiau, kažkada seniai, prisiminkite visi, mums sakydavo, jeigu rūšiuosite, jums bus pigiau šiukšlių išvežimas, nes nereikės rūšiuoti ten tam šiukšlyne. Ar atpigo šiukšlės? Tiesiog prisiminkite, aš jums primenu, dar kartą pakartosiu, tai buvo 2004 maždaug metai, sakydavo, reikia rūšiuoti, žinokit, rūšiuojam, tada jau tų mišrių atliekų sumažėja ir automatiškai pigiau ir tas pakuotės iš karto lengviau perdirbti visiems ir tai už tai tikrai niekas iš jūsų pinigų neims. Pasidarė pigiau, pasižiūrėkite sąskaitėlės, kiek mokėtų šiukšlės prieš 20 metų ir kiek dabar. Ir kiek dabar dar iš jūsų reikalauja įvairiausių darbų nuveikti iš jūsų. O patys realiai, kaip sakiau, viską į bendrą krūvą o šiukšlės brangiau. Ir Kauno rajone šitos nesąmonės irgi labai sparčiai vyksta. Aš manau, kad savivaldybė vykdo tiesiogiai socdemas meras tą leftistų programą skurdinti žmonės. Realiai čia taip žingsnis po žingsnio, čia porą euriukų, čia porą euriukų, čia porą euriukų, čia porą, čia už parkavimą, čia už dar kažką, čia už kažkokią licenciją, už kažkokį leidimuką ir apsidairai, kad per metus jau turi mažiau 200, 300, 400, 500 eurų. Lik ir nekilnojamo turto mokesčių nepadidino, o mokė daugiau. Jie sako, nepadidino, o tu mokė daugiau. Lik ir laidojimas nemokamas, o už. Tokia dėžutė, urnai 800 eurų. Čia savivaldybės įkainis. Ir tai ne tavo ta dėžutė. Čia yra tokia nuoma 25 metam, gali komisija ateiti, nustatyti, kad tu neprižiūri, pavyzdžiui, tos dėžutės, sako, mums atrodo, kad jau čia neprižiūrima, o ką ten prižiūrėti tą užsuktą varžtais dėžutę. Atima iš tavęs ir kitas, jau moka pinigiuką. Tai, kaip sakiau, ant kiekvieno kampo kasmet vis po naujus mokesčius ir čia su šiukšlėm šitą situaciją, manau, kad visiems puikiai pažįstama, bet mes turim viešinti, kad jie žinotų, kad mes matom, žinom ir kad atėję normalų žmonės padarys tvarką iš šitos betvarkės. Judame toliau. Beje, jau mus visus, žinot, gąsdina, kad mokėsim brangiau už šildymą. Dabar karščiai, o jie jau gąsdina, kad mokėsim brangiau už šildymą ir anksčiau tai būdavo, reiškia, šildymas įjungęs, taip skelbiamas, atsimenat, šildymo sezono pradžia, jeigu vidutinė paros temperatūra nukrenta žemiau 10 laipsnių, žodžiu, atšąla.
Ir nežiūrėdavo, ar tai rugsėjo mėnesį, ar tai rugsėjo pabaigoje, spalio pabaigoje, lapkričio pabaigoje. Jeigu šiltas ruduo, kartais būdavo iki lapkričio pakankamai šilta. Ne, dabar pradės pagal kalendorių, nepriklausomai nuo to, šilta ar šalta, šildyt. Tiek pradės rudenį anksčiau šildyt, nepriklausomai nuo to, kad gali laukia būti ir 20 laipsnių. Tiek ir pavasarį ilgai šildys, nepriklausomai nuo oro. Ar jums bus brangiau? Vienareikšmiškai šildymas bus brangiau ir tai dar tik paantrina tai, ką sakiau prieš kelias minutės. Ant kiekvieno kampo iš jūsų plėšia vis daugiau pinigų. Žingsnis po žingsnio, žingsnis po žingsnio. Ir jūs skurstat. Lietuva skursta. Virš 600 000 žemiau skurdo ribos gyvenančių žmonių, tame tarpe ir tie, kurie gauna minimalų atlyginimą. Čia siužetukas. Lietuvą užklupo karščiai, o Seimo nariai ruošiasi itin brangiam šildymo sezonui. Ginčijasi, ar grąžinti PVM lengvatą, mat dėl karo Irane pabrangus naftai, trečdaliu išbrangus dujoms brangsta ir biokuras. Tad ir šildymo kainos žiemą gali būti gerokai aukštesnės negu prieš metus. Negana to, seimūnai keičia ir šildymo sezono skelbimo tvarką. Jis truks nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Be to, šildymo sąskaitas gyventojai gaus tik elektroninės, o norint popierinių, teks rašyti prašymus. Negana to, senus šilumos punktus šilumininkai galės keisti be gyventojų sutikimo, o išlaidas įskaičiuoti iš kaupiamųjų įmokų. Šildymo sezono pradžios ir pabaigos savivaldybės daugiabučiams nebeskelbs. Šildymo sezonai nuo šiol prasidės spalio 1 dieną ir baigsis balandžio 30. Mielai šitą funkciją komentuoti jums rudenį ir pavasarį, kada pradėsim ar baigsim šildymo sezoną, pamiršiu. Tačiau gyventojus tokia naujiena glumina. Yra būtų, kur labai šalta pavasarį ir jeigu išjungs ten balandžio pabaigoje, tada su mažais vaikais seniems žmonėms sunku. Negerai, kaip nustato datą, taigi pagal orą reikia. Žmonėm tik viską tik tai mokėk ir mokėk ir mokėk, jie viską prigalvoja. Man tai atrodo, kad geriau buvo, kada galima buvo pasirinkti. Šilumininkai žada sezoną pradėti rugsėjį, nebent tuo atveju, jei oro temperatūra 3 paras iš eilės bus žemesnė negu 10 laipsnių. Analogiškai šildymo sezoną galės tęsti ir gegužę, jei laukia bus šalčiau nei 10. Aišku, kad nuo šitos dienos gyventojai gauna kompensacijas. Tai iš vienos pusės čia pagrindinės momentas čia. Vienas kriterijus datus, bet kitas kriterijus yra oro lauko temperatūra. Ir jie būdu turi, kaip čia, atitikti, ne, šitoje vietoje. Tai arba vienas, jeigu vienas iš dviejų netitinka, tai vadinasi, kad dar neprasidėtų. Kitąmet šilumos tiekėjai nebeprivalės siųsti klientams popierinių sąskaitų, o jas keis elektroniniais laiškais ir elektroninę savitarną. Šilumininkai skaičiuoja, kad jiems per brangu vidutiniškai apie 1 eurą kainuojančius laiškus siųsti visiems vartotojams ir taip tikisi sutaupyti. Senjorai piktinasi, kad dabar ir už šilumą mokėti teks prašyti vaikų pagalbos. Blogai vertinu, kadangi aš pati nesinaudoju technologijom, tai man yra sunku. Vyresnis žmogus, tai žinokit, kol susirenki, kol ką žinokit, tas popierius priduodavo kažkaip, nežinau, čia padaro taip, kad, nežinau, seniems žmonėms tikrai yra blogai. Už ką ten atskaičiuoju, kaip ten neišku. Kas norės ir toliau gauti popierinės sąskaitas, turės parašyti šilumos tiekėjui prašymą ir galės jas gauti nemokamai. Šilumininkai ir Seimo nariai prognozuoja, kad dėl karo yra nepabrangus naftai, iki trečdalio brangiau kainuoja ir dujos su biokuru. Tad artėjantis šildymo sezonas gali būti dar brangesnis nei praėjęs, kuris buvo trečdaliu brangesnis negu užpraeitas, nebent žiema būtų šilta. Šildymas gali brangti, dujų kainos yra tokiam lygmenį, kad kaupti esant tokiam aukštom kainam yra tiesiog rizikinga iš ekonominės pusės, bet vėlgi vertinant situaciją visiškai nekaupti tu irgi negali. Geopolitinė padėtis energetinių išteklių kaina, tai yra kainos vertė, mes žinom, kad sudaro vieną pagrindinių dalių. Ne pagrindinę, bet galutiniai tai sąskaitai. Tad prezidentas Nausėda ir kai kurie Seimo nariai ragina centralizuotai tiekimai šilumai grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą ir taip šildymą atpiginti 10%. Kai ateina mūsų ilgasis šaltasis sezonas, kuris gali užtrukti ir 7 mėnesius, iš tikrųjų žmonių išlaidos šildymui išauga. Ir kai
didesnis mokestis mokamas, vis dėlto mokesčiai praktiškai dabar sulyginti su bet kuria kita preke. Tačiau valdantieji mažinti PVM šilumai nesutinka ir tikina, jog kam išties bus sunku susimokėti sąskaitas, sulauks kompensacijų. Finansiškai yra stiprus, tai normalu, kad jie gali susimokėti už šildymą, o tie, kurie yra socialiai pažeidžiami, jiem valstybė mokės kompensacijas. Tai manau, kad tai yra socialiai teisingas sprendimas. Įstatymo pataisos leis ir prievartinę daugiabučių šilumos punktų modernizaciją, tai grės apie 5000 namų, o šilumos tiekėjas įgis teisę pats įrengti naują šilumos punktą, o jam išleistus pinigus susigrąžinti iš kaupiamųjų daugiabučio gyventojų įmokų. Čia manau, kad komentuoti nėra ką, labai aiškiai viskas išdėstyta, net ir sisteminė žiniasklaida stebisi tokiais sprendimais. Dar kartą kartoju, žmonės, jums atrodo, kad jūsų balsavimas rinkimuose nieko nereiškia. Reiškia ir labai stipriai jūsų kišeniai. Jeigu jūs renkate vagis, kurie turi tikslą vogti iš biudžeto, jų vienintelis tikslas į tą biudžetą iš jūsų surinkti kuo daugiau įvairiausių, iš nosies iškrapštytų, iš lubų sugalvotų mokesčių, kad jie galėtų iš ten daugiau pasivogti. Tik tai tiek. Ir jeigu jūs elgiatės neprotingai, štai ir gaunate visą puokštę tokių pastoviai didėjančių mokesčių ir po to skundžiatės, kad gyvenimas prastokas. Beje, čia ne tik tai, kad mokesčiai didėja, kainos didėja ir pagal Eurostato, tai Europos statistikos valdybos, taip pavadinkim, duomenis, Lietuvoje infliacija viena didžiausių, tai yra kainų didėjimas gegužės mėnesį vienas didžiausių Europoje. Čia matote visą žemėlapį, labai aiškiai tos tamsios valstybės juodžiausios, tai 5,1 yra Lietuva, kaip matote, Rumunija 9,7, ten dar didesnė infliacija, Bulgarija 6,3, mes netoli Graikijos, Kroatijai panašiai, o visos kitos valstybės gerokai mažesnis kainų augimas negu pas mus. Ir jeigu pasižiūrėti vidutinės pajamas po mokesčių valstybės, čia matote visą lentelę. Lietuva 24 vietą užima, tai yra antra nuo galo. Čia viršui parašyta Europos valstybės pagal vidutinės pajamas po mokesčių. Lietuva antra nuo galo. Mūsų vidutinės pajamos yra vienos mažiausių Europoje, kainų didėjimas vienas didžiausių Europoje. Mokesčių vis naujų, vis jie didėja ir seniai, vis naujų mokesčių vis didėja. Ir gimstamumas, beje, jeigu taip jau prie statistikos perėjom, tai namų ūkių su vaikais Lietuvoje irgi yra labai mažai, mes atsiliekame nuo Europos vidurkio. 25 metų duomenys namų ūkiai su vaikais. Tai Lietuvos rodiklis, pasižiūrėkite, yra 18,4, tai čia jau yra 18,2, tai yra pats mažiausias rodiklis Europoje. Mes truputėlį lenkiam suomius, bet visos kitos aplinkinės valstybės gerokai lenkia mus. Gerokai lenkia mus. Ir, kaip sakiau, gimstamumas, namai su vaikais irgi yra labai svarbus rodiklis valstybės ekonomikai, valstybės ateičiai. Lietuva tarp atsilikėlių. Ir čia yra sausa statistika. Tiesiog mes nekomentuojam priežasčių, mes nesėdim, neanalizuojam, kas čia galėtų būti, kaip čia galėtų būti. Aš turbūt 4 ar 5 metus vis sakau. Gimstamumas mažėja, mirštamumas lieka maždaug tas pats apie 40 000. Išskyrus COVID laikotarpį buvo padidėję 50%, tai buvo išdidėję iki 60 000. Nenustatytų mirčių. Tai žmonių miršta labai daug, palyginus su tiek, kiek gimsta Lietuvoje, ir namų ūkių su vaikais skaičius yra katastrofinis ir valstybė
niekada savo nenusimatė tokio tikslo, kad pakeisti šitą situaciją, pakeisti visą mokestinę sistemą, kad Lietuvoje gimtų daugiau lietuvių. Va tokia situacija. Judame toliau. Kalbėjome apie paviljonį, rodėm tą jo nuostabų video. Ir tas paviljonis kvailiais visus vadinamas, visus, ir Seimo narius, ta prasme, vadindamas kvailiais, jisai lyg nemato savo kolegės, savo partietės Bilotaitės, kuri čia sakė, mes dabar kaip kovosim su šita Rusijos agresija, pridarysim priedangų. Su jos padarytų iš tikrųjų pinigų taškymo tokių šou, spektaklių, ir kai jie sako, Lietuvoje tiek priedangų, kad praktiškai 30% gyventojų galėtų apsisaugoti. Mes jau rodėm Kalviuose, Kaišiadorių rajono vieną priedangą iš tikrųjų, o čia dabar tam pačiam Kaišiadorių rajone Žiežmariuose priedanga. Ar čia tikrai gali kas nors pasislėpti, ar čia tiesiog dar vienas to spektaklio fragmentas. To spektaklio, kur nepastebėti vidaus reikalų ministrė, kompetitinga vidaus reikalų ministrė, negalėjo. Čia Lietuva tokia maža, kad ministras sako, reikia įrengti priedangas. Savivaldybės raportuoja, įrengi. Ministras atsisėda sekmadienį mašiną, atvažiuoja į savivaldybę ir sako, parodykit kur. 1, 2 ir va šitą vaizdą ir pamatytų. Bet kadangi trūksta kompetencijos, kaip ir Žygimantui, trūksta ir kažkokių kitų dalykų ir jiems svarbu tik tai kuo daugiau įsisavinti pinigų, tai vaizdelis va toks. Labas rytas, esu Rožių gatvėje 1, pasuko gyventojai ir einam žiūrėti į priedangą. Tai gal pakviesim ir žmogų vieną, ateikit ir jūs, pažiūrėsim, žiūrėkit, kas yra. Priedanga, ja, viskas čia gerai, atsidarom priedangą, einam. Vyksta remontai, nieko tokio, viskas čia gerai. Bet va, kame problemėlė yra, žiūrėkit. Kanalizacijos kvapas didžiausias ir užsemtas grynai visys. Tai gal tada vat žmogus papasakos ir gal pabraidys dar per tas balas, čia buvo gerokai daugiau, sakė vakar vandens. Nu vat, kada čia pasidarė šitaip viskas? Čia nuo užvakar viskas. Užvakar, bet lietus tai nelijo laukia, nieks nieko. Vakar matai, jie sakė, čia tvarkė, nes tai darbo buvo. Kaip šito vandens, sakė, buvo atvažiavę, čia visą dieną kažką badė. Taip, o dabar va veišiandien yra tas. Nu jo, tai tokia priedanga... Toliau tai iš vis ten... Daug jo ten vandens iš vis yra. Daugiau, nes visur užsenta viskas. O jūs skambinot kažkur tai kažkam, tai pavyzdžiui, Butūkis jūs administruoja? Aš skambinau į dispečerinį. Taip. Pasakė, kad iškvies tuos... Darbuotus ar vandenis kišta? Avarinė, ne? Bet čia sakė, vakar buvo vandenis, visą dieną kažką darė čia, bet matomai nepavyko. Matyt, nepavyko. Ir čia, kai suprantu, vanduo yra ne iš išorės, ne iš lauko, o grynai viduje čia bėga iš... Nes kanalizacijos malėmi. Tai čia priedanga, kaip mano, tokia tinkama būtų pasislėpti ar ne? Geriau laukia, su pakulūmų pasislėpti, tai tikrai... Supratau, gerai, tada stebim situaciją ir informuosiu tada visus, kaip čia kas pasikeitė. Čia net komentuoti nėra ką, aš dar kartą pakartosiu, kad slėptuvės visas, kurios buvo įrengtos tarybiniais laikais, prie kiekvienos gamyklos, prie ten kažkokių biurų pastatų tuo momentu, kažkokių ten administracinių pastatų, visas sunaikino, prie ligoninių sunaikino. Ten buvo slėptuvės, kur galėjo šimtai žmonių saugiai būti, su ventiliacijos sistema, vandens tiekimo sistema, su keliais atsarginiais įėjimais, šarvuotom durim ir panašiai. Antras dalykas, jeigu čia dabar į tokį daugiabutį pataikytų koks nors sprogmuo, ten visi tam Rusijai taip ir liktų, nes būtų užverstas vienas vienintelis išėjimas ir visi ten toj baloj, kur matėte vaizdelėje, ten visi ir pražūtų. Kas prisiimtų atsakomybę? Paviljonis, Bilotaitė, Šimonytė, Kasčiūnas? Kada šitie Seime susėdę patriotais apsimetę veikėjai prisijėmė atsakomybę už bet kokį žalingą veiksmą valstybėje, nors menkiausią.
Jie visą laiką jums suras kokią 500 kaltų, bet tik ne jie, nors sprendimus priėmė jie, parašus dėjo jie, pinigus įsisavino jie, prarijo pinigus jie, bet kalti neva tai visi kiti. Štai tokia situacija ir čia be diskusijų. Mes čia kalbėjom kažkada, aš tokią bendrą laidą čia gal prieš 2 savaitės, gal 3 savaitės kalbėjau apie tokias bendras problemas, kurios yra Lietuvoje ir kalbėjau dar, kad ir Kauno rajone priimtas sprendimas vėlgi tobulinti įtraukųjį ugdymą. Žmonės sako, kodėl jūs tik dabar pradėjot kalbėti, aš ne dabar pradėjau kalbėti, aš jau kalbėjau seniai, aš kalbėjau ir prieš rinkimus, tai yra 23-24 metais apie tai kalbėjau dar ir kitose laidose ir čia kas tiesiog primiršta, ką aš kalbėjau, visą laiką pastoviai kalbėjau, tiesiog tokį vaizdelį jums parodau, kad tiesiog prisimintumėte ir aš nekartosiu jo ir nekomentuosiu, nes ten pasižiūrėjau, aš labai aiškiai viską išdėsčiau. Geras klausimas apie tą įtraukųjį ugdymą. Aš visada sakiau, kad tai yra labai žalinga praktika, kad tai labai kenksmingas vaikų mokymui veiksmas buvo padarytas ir iš tikrųjų klasėje įtraukus tą specialiųjų poreikių turinti vaiką, kuris nekontroliuoja save, kuris rėkoja pamokos metu, muša kitus vaikus, apkandžioja net ir tą pedagogą, padėjėją mokytoją, kuris sėdi šalia, turi padėti jam mokytis, jisai nesimoko, jis nieko nesupranta, trikdo realiai, klasiai trikdo mokymosi procesą, tai atspėkim dabar, ar vaikai kiti, matydami, kad tam vaikui su specialiaisiais poreikiais visas dėmesys, jam nieko nesako, kad jis rėkoja, kad jisai trikdo procesą, kiti pradeda taip vaikai krist ant žemės, spardytis, rėktis, spjaudytis, kopijuoja jį, nes mato, kad tam išskirtinis dėmesys ir realiai klasė, visa klasė, tai 20-25 mokiniai negali mokytis normaliai. Sutrikdytas visiškai mokymosi procesas. Ir aš tarybai Kauno rajono balsuodamas prieš, aš labai aiškiai išdėsčiau argumentus, bandė sakyti, kaip tu drįsti, tu neturi atjautos. Ne apie atjautą mes kalbam tam vaikui, mes kalbam šiuo atveju apie atjautą daugumai, absoliučiai daugumai. Jeigu vienas vaikas va toks sutrikdo ir sugadina visą mokymosi procesą 25 vaikam, tai kur čia yra tas gėris? Priminsiu, kad dar prieš gerą 10-metį daugiau buvo specialios mokyklos tokie mokiniam, jie ten atskirai mokėsi, buvo specialūs pedagogai, specialūs auklėtojai, specialistai, ekspertai, kurie tos specialiųjų poreikių turinčius vaikus išmokydavo iki nustatyto lygio ir jie galėdavo nesudėtingus darbus netgi ir pabaigę mokyklą dirbti. Dabar didžioji dalis vaikų negali susikaupti, negali mokytis ir nukenčia visi. Ir mokytojai labai skundžiasi, kad jiem tiesiog neįmanoma dirbti, nepadeda ir tie mokytojų padėjėjai. Nenori niekas dirbti mokytojais. Sugriovėm ir pedagoginės mokyklas, Vilniaus pedagoginis, Šiaulių pedagoginis sunaikintas. Ir ko mes norim tada iš to švietimo sistemos, kai reforma ant reformos ir kiekviena reforma nepadaro geriau, o padaro tik blogesnį mokymosi procesą. Tai tiek šiandien, gerbėmiai, iš Kiemo pusės. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad padedate mums tiek finansiškai, tiek politiškai, tiek morališkai. Ačiū visiems už bendrystę ir draugystę, ačiū visiems, kur paremėt per Patreon platformą, ir paremėt ir pervesdami paramėlę tiesiai į VŠI Muzika Mundi. Ačiū visiems, kurie ir paspaudėte tą mygtuką. Ačiū esantį čia apačioje tą širdelę, taip paaukojate mūsų komandai. Visiems gerų dienų. Po tamsos visada ateina šviesa. Ate.